Sveiki gyvi 7bet nacionalinės krepšinio lygos gerbėjai. Šiandien veiksmas keliasi į Šakius, kur vietos Vytis VDU žais su Jurbarko Kario krepšininkais. 5 laipsnių. Pick and rollas sužaistas taip, kad kamuolys siunčiamas į kraštą ir pataiko iš toli. Siunčia kamuolį kitą pusę. Žukauskas iš toli. 3 taškai. Lukas Žukauskas. Melis. Perdavimas į kraštą. Ir čia atsidaro ir Vytis. Spėjęs pabūti ir LKL organizacijoje, o čia perdavimas į kitą kraštą ir pataiko iš tolimos distancijos. 2 Vyčio žaidėjai buvo po krepšiu. Čia šį kartą Černius taiso tą klaidą perimtų kamuoliu, o iš viršaus deda Žilius. Linkaitis. Kitą kraštą gerai, čia išsuka kamuolį Jurbarkas ir Lukauskis laisvas pataiko. Jau krepšio vėl su kamuoliu Juškevičius ten kūrė jisai žaidimą ir sukuria tritaškį. Lukauskis pataiko. Čia iš tolimos distancijos meta ir pataiko. Vytis VDU. Kamuolį arčiau krepšio. Linkaitis per iškeltą ranką, 3 taškai. Na, rizikuojant ant šio žaidėjo. Čia Juškevičius atsako tritaškiu. Žilius. Dar vienas backdooras ir 2 taškai. Kokoška iš krašto pataiko Karolis Kokoška. Jo reidas link krepšio vėl gerai, ten laiku įkerta po krepšiu ir tenais toliau nuo tritaškio linijos dabar yra. Į kairę pusę leidžia Jurbarko gynyboje 0. O čia 2 taškai. Vadinamoje techniška nuobauda. Na, maudytis gal dar neišėjo, nors jau ir galėtų, nes lieka nedaug laiko. Neturėjo. Čia chaotiškas perimtas kamuolys ir Kokoška iš viršaus paskutinę sekundę. Įkrauna ir uždaro šias rungtynes. Taiklių 2 taškių 85-95.